Labas dar kartą, čia Skorpis 73 ir antras epizodas, kaip pasidaryti tobulus namus. Labai gerai. Mes, kaip prisimenat, padarėm tik priengį ir vieną sieną. Dabar darysim, jeigu spėsim viską, ką tik galiu. Laukt, man spigina į akis, ištrauksiu užuolaidą. Kur čia jinai? Gerai. Padarom dienos režimą. Opa. Labai tobulinamai, labai tobulinamai. Vis čia knygos krenta man. Nieko tokio. Gerai, statom toliau. Mums, kaip ir viskas gerai, dabar statysime mes grindis ir svetainiai bus kilimas. Kur patariu statyti virtuvę, tai va čia. Aš biškai dar čia net nelabai gerai padariau, nes jei tobulinamai, tai tobulinamai. Padarysiu plačią virtuvę, tai praplatinsiu vieną teritoriją, sienos teritoriją. Tai bus va nuo čia. Platinsiu teritoriją iki maždaug gal kokius 8 blokus, kažkur panašiai. Ir taip toliau. Na va, labai bus gerai, čia bus tobula virtuvė, labai plati, labai gera, viskas tiesiog tobula. Gerai, toliau. Man praėjo slogas, viskas praėjo. Anam epizode labai garsiai nusičiaudė, man net, kai peržiūrėjau savo video, išmetė pranešimą. Kai peržiūrėjau video ant pačio garso netyčia, išmetė man pranešimą, kad jūsų garsas pasiekė labai didelę ribą. Tai va, kaip negerai čiaudėti prie mikrofono arti. Taigi čia padarom taip. Gerai, matau, jau baigėsi mūsų darbas. Taip, statom dabar grindis. Ir dar parodysiu namie, kaip pasidarys slėptuvę, labai gerą slėptuvę. Ir spėkit, kur jinai bus, po lova. Nu, gali būti ir ne po lova, bet vis tiek gera, tai labai slėptuvė. Jūs tai pamatytit savo akim. Geriausia tai, kad slėptuvė tai būtų po kažkokiu bloku. Nu, kad ją uždengtų tą mygtuką, kur atsidaro blokas koksai nors. Ir kad tik tai jūs žinot apie šitą slėptuvę, tai bus labai gerai. Svarbu, kad nieks nepamatytų. Gerai. Gerai, pastatėm virtuvės grindis, dabar statysim pačią virtuvę. Virtuvė aš noriu, kad būtų su langais ir kad tiesiog darai valgyt ir žiūri pro langą, labai gražus vaizdas, normalu, nu, ko norit, labai normalu tai. Pas mane pačio namie yra virtuvė ir langas į priemenę. Ir čia bus langas į priemenę. Tai va panašiai. Va beveik taip, tik tai kitaip truputį. Gerai, statom toliau sieną, pagrindinę sieną. Čia bus truputį nebus langų, nes virtuvė ir neturėtų. Man užteks langų va šitų va. Bus labai gerai. Nors gal dar padarysim va čia, dar čia ir čia toliau nedarysim langų. Langai labai per daug ir negerai, tai žinot, po to šviesos neapsikeisim. Gerai, padarėm taip. Kas būtiniausia virtuviai? Virtuviai čestas tikrai reikalinga. Furneisas.
darbastalis. Darbastalį nedėsim. Darysim garaže, bus garažas šalia namo ir jame bus darbastalis ir ankalas ir darbastalio mums tikrai reikės. Dabar jungiam ir darom virtuvę. Virtuviai padarysim furneisus, tai bus kepimo 3. Tada čia bus vienas šitas dalykas ir čia bus kitas vienas dalykas. Čia bus kepimo, nu, čia toksai. Ir dar bus keli čestai, tai yra skrynios, čia va, mėsai, pavyzdžiui, maistui, belekam, tiesiog. Dėl grožio galime uždėti ant medienos tos, galime uždėti tokius dalykus kaip tos tokius, tokius. Šiaip tai patikėkit, gražiai labai atrodo ir atrodo, kad čia kepyklė, nors čia nėra kepyklė. Bet vis tiek gražiai atrodo. Va, jums ir tobulis namas. Ir čia dar, čia nelabai gražu. Padailinsim. Gerai. Va, dabar mums liko dar 4 minutės. Pastatėm virtuvę. Beveik virtuvę pastatėm. Gerai, apdengsim dar šituvą. Apdengsim šitu. Ir antram epizode darysim, man atrodo, svetainę. Tai yra 3 epizode, klystu, 3 epizode. Mes darysim, jei pasiseks, padarysim visą svetainę. Svetainiai būtinas židinys ir kilimas ir fotelis. Fotelį nežinau, kaip aš pastatysiu, bet kažkaip mėginsiu pastatyti. Gal fotelio nestatysiu, tiesiog pastatysiu. Kai fotelis toksai bus vilnos blokai ir didelis stalas. Gerai, apdengiam. Kai mums liko dar 3 minutės. Ką padarom per 3 minutės? Padarysim, apdengsim čia. Viską. Pamėginsim, ar mums pasiseks per 3 minutės apdengti, nežinau. Žiūriu į laikrodį, jei ne, tai apdengsiu kitam epizode. Na va. Čia. Gerai. Oi, čia net čia. Ui. Mums reikia kuo greičiau apdengti visą plotą, nes mums liko tik tai 2 minutės. Stengias. Gerai, dengiam. Mums, man atrodo, pavyks, nes čia labai mums mažai liko. Čia ir čia. Gerai, mums pasisekė. Su jumis buvo Scorpy 73. Prašau, jei jums patiko, laikinti, jei kas nors blogai, komentuoti arba spausti not like buttoną. Bus labai gerai, bus labai gražus namas. Žiūrėkite ir kitus epizodus. Iki. Su jumis buvo Scorpy 73. Dar kartą iki.